kam man, neklausinėk tik kam, kur mėlynas dangus, sutiksime draugus, bėgsim kaip vaikai, skrisim lyg sparnai, suklupsime todėl, kelsimės ir vėl. Gerai, kad atėjai, kad pamatai, pas mus tik būna taip gerai, kad atėjai, kad supratai, pas mus tik būna taip gerai, kad atėjai, kad pamatai, pas mus tik būna taip gerai, kad atėjai, kad supratai, pas mus tik būna taip gerai. 3 asistentės normaliai nupagros mane. Skėtukai, viskas, laikas keistis. Kaip kilo ta mintis įkurti studentų sąjungą? Kilo labai paprastai, nes buvo toks pereinamasis laikotarpis iš tikrųjų ir griuvo komjaunimas, griuvo profsąjunga ir atsirado tuščia erdvė. Kaip sakoma, tuščia vieta ilgai būti negali. Ir iš tikrųjų tie metai bendrai, 88-89 metai, jie buvo kuo įdomus, kad labai daug kas griuvo tuo metu iš tikrųjų. Sąjūdis, atsirado daugiapartinė sistema ir, elementaru, tai yra normali išdava iš to, kad iš tikrųjų tai viskas prasidėdavo nuo studentiškų švenčių. Būtent tų švenčių visų organizatoriai, jų pagrindų ir kūrėsi būtent atstovybės, kurios vėliau tarpusavį žmonės susibendravo, susirinko ir, kaip sakant, atsirado tokia bendra kaip viso KTU. Vėlgi buvo per tą patį KTU festivalio organizavimą, kai buvo paskelbtas KTU studentų atstovybės himno konkursas, nes norėjom padaryti, tai buvo 15 festivalis, norėjom padaryti kažką įspūdingo, kažką tokio, kas išliktų organizacijoje, kas išliktų žinoma. Ir paskelbėme konkursą KTUSA himno žodžiams. Taip, ten buvo, nežinau, mėnesis galbūt laiko, ar 2 mėnesiai sugalvoti tiem žodžiams ir į galą termino. Keli variantai buvo, bet jie buvo, organizatorių nuomonė nelabai tinkantis tokiam dalykui. Tai buvo labiau apie linksmybės, apie linksmų studentiškus laikus, bet tai nebuvo žodžiai, kurie galėtų būti himnas, kurie galėtų atspindėti KTUSA dvasią, tai tuo pačiu ir festivalio dvasią. Tai paaukojęs savo matematikos mokslus, iš kurių gavau skolą, savaitę atsidėjau tam, parašiau žodžius. Žmonėm patiko. Paprašėm skempų, kad įdainuotų, aranžuotų. Štai turime himną, kokį turime dabar, tai nemanau, kad čia dar kažko tai yra ką pasakoti toje vietoje. Stipriausi, stipriausi aktyviai veikia, radistai veikia, energetikai veikia, vadybos fakultetas, lengvosios pramonės fakultetas. Jos visuomet radistai išsiskyrė savo dideliais renginiais. Vadybininkai savo mechaniškumu, mechanikai amžinojo pozicijoje, nenustepčiau, kad ir dabar jie yra ten. Natūralu, kad Trafes buvo tais laikais, tiek aš atėjęs jau radau šitą atstovybę ir lygiai taip pat baigdamas savo studentiškų organizacijų karjerą, natūralu, kad Trafesai lygiai taip pat ir buvo. Tai turbūt viena iš tų atstovybių turinčių pačias geriausias tradicijas ir natūralu, kad jinai jas puikiausiai išlaikė, nes visada turėjo jaunų žmonių kolektyvą, kuris visi įsiliedavo. Tai čia turbūt jų sėkmės paslaptis, nes žmonės, kurie dirbo, natūralu, kad sugebėdavo pritraukti naujų žmonių į atstovybę ir išlaikyti normalų ciklą. Organizacijos vystymį, jeigu galima taip pavadinti.
vadybos fakulteto atstovybė. Vienareikšmiškai, jie buvo centre, jie buvo netoli centrų ir iš jų išaugę yra labai daug kultinių žmonių. Patys Rafesas, Ledi, dizaino dienos. Taip toliau. Gerai. Kokie žmonės? Ir mano laikais stipriausias buvo dizaineriai, Rafesai, informatikai, Somsa. Kitaip visą laiką viską darydavo. Ačiū, kad uždarote duris. Dieną toks Donatas Genys. Ir Kęstas Lukševičius, Arūnas Požera, viceprezidentai, daug buvo. Radistai Gražvydas, Runčikas, buvo vadybininkas Donė, buvo daug statybininkų, mechanikų, žodžiu, labai daug žmonių. Labai šiltai prisiminimai. Aš manau, kad ne aš pirmas ir ne aš paskutinis paminės Svajūną Jakutį. Ne? Svaika, kaip mes jį tuo metu vadinam ir vis dar vadinam, iš tiesų buvo ne man vienam, manau, vienas iš tų žmonių, šalia kurių buvo ir malonu dirbti, iš kurio buvo galima mokytis ir kuris, tam tikra prasme buvo šaltinis, dėl kurio visa dvasia ir KTU atsirado tokia, kokia turbūt dar šiai dienai jūs turit. Ir atsirado labai specifiniai ir labai rimti pokyčiai Lietuvos studentų sąjungoje, kurie irgi vis dar toliau tęsiasi. Tai visų pirma reiktų paminėti Svajūną. Be abejo, visa senoji karta, kurie tuo metu irgi būdavo ar pačiam KTU studentų sąjungoje ar šalia, ir žinai, tai yra žmonės buvo, kurie buvo tuo metu, idealais jos vadinti turbūt būtų galbūt tuo metu tu taip nevadinai, bet tu supratai, kad yra žmonės, į kuriuos tu nori lygiuotis. Tas pats Gražvydas ir tas pats Kęstas. Ir natūralu, žmonės pamatė Aušrį, aišku, legendam apipintą ir natūralu, vėlgi būdavo studentam, mes jauni. O toliau yra kolegos, su kuriais tu užaugai, su kuriais tu kartu yra įeitęs studentišką kelią. Tai yra Aurimas Martišauskas, tai yra Einis Januškevičius, tai yra ir Aidotas Kazlauskas, tai yra Andrius Mikulinas. Tai yra žmonės iš principo, kurie visą laiką buvo šalia. Evaldas Radzevičius, tuo metu ir Rafesų pirmininkas buvęs ir tuo pačiu labai daug KTU studentų sąjungai davė žmogus. Lygiai taip pat Deividas Praspaliauskas, kuris vėlgi buvo vienas iš tų žmonių aplinkus. Tas pats Andrėjus Mekionis reiktų paminėti kaip žmogų, kuris buvo tikrai aktyvus ir reiškė savo nuomonę ir vieną kitą rezultatą, natūralu, kad galėtų papasakoti, ką jisai pasiėmė. Tai vienas didžiausias asmenybių tai buvo toksai Remas iš chemikų. Tai jo manieros irgi tokios daryk. Asta Speičytė irgi asmenybė. Iš tikrųjų jie labai pasikeitė nuo to, kaip atėjo ir po to, kaip išėjo. Kokie tai labai skirtingi žmonės, tikrai buvo ir smagu buvo stebėti, kaip keičiasi. O Deividas buvo asmenybė, iš tikrųjų. Valkėnas irgi asmenybė. Nepamirštama tikrai. Jurga visa rimtumu. Jas mums skaitė. Julija irgi. Viskas pagal teisingai, tvarkingai. Simniškytė galbūt, Sadauskas. Iš visų kitų tai sakau, galbūt Sašikas, Sadauskas kaip žmogus, su kurio kažkiek laiko dirbo ir kaip su pirmininku. Paulius Taruta, buvęs LSP, ten koordinatorius. Evelina labai giliai užstrigus, ta prasme, chemikų pirmininkė. Dizainerių Sauliavas. Kas buvo? Tas pats Bajoras aktyvus, ir Marka Genys buvo aktyvus, ir Česnaitė aktyvi buvo, ir Kulikauskaitė Liūna,
Jankus, nu. Buvo viceprezidentai, tai buvo Migelis, visada visur platindavo informaciją, paskui buvo Kasparas, rūpindavosi žmogiškaisiais ištekliais, organizuodavo mokymus ir kitus dalykus studentų atstovybės nariams fakultetinių. Aišku, Kasparas nebūtų Kasparas, jeigu jo visur nebūtų pilna. Paskui Tania, kuri vienintelė turbūt iš mūsų per visą tą laikotarpį, kuris buvo pakankamai įtemptas santykiuose su viršumi, su universiteto valdžia, vienintelė jinai sutarė pakankamai gerai ir normaliai bendravo su savo srityje, tai yra akademinės ir socialinės reikaluose. Paskui buvo Ona, buvo atsakinga už projektus, bet išvažiavusi Erasmusą, ją pakeitė ne ką blogesnį ir tikrai ne ką blogiau adaptavusis, kad ir trumpam laikotarpiui prezidiume, tai buvo Jurgita. Ir atsistatydinus Geniui, likus laisvai vietai, kultūros poziciją užėmė Arūnas, kuris ir iki šiol to rūpinasi. Ir manau, kad jis taip pritapo prie komandos, kad atrodo, kad ir visą kadenciją jis buvo tenai, buvo kartu su mumis, nes nesijautė jokio bendravimo ir savitarpio supratimo stygiaus. Turėjome puikią labai sekretorę Agnę ir LSP skyriaus koordinatorius, tai Rimku ir Naudutė. Ne, šiaip kečiausias tai buvo Tadas iš Mechanikų. O, futbolininkas. Visi faini žmonės buvo, jie visą laiką yra. Nėra 5 žmonių. Visi buvo faini ir viens per kitą fainesni. Čia ne diplomatiškai atsakau, čia paprastai atsakau. Supratau. Va tik tiek galiu pasakyti, kad, aš nežinau, turbūt pirmą ir vienintelį Lietuvos studentų festivalį esam padarę mūsų iniciatyvą Kapitoniškės. Kapitoniškės šventė buvo. Ir tikrai nepamiršiu dienos, kada mes darėm tarptautinę studentų dieną. Ir realiai visi universitetai vienu metu. Kauno čia? Ja, visi Kauno universitetai vienu metu turėjom vieną bendrą šventę, kuri vyko 3 skirtingose klubuose. Buvo kolegos tuo metu dar, studentų miestelį veikiantis, buvo opusas ir buvo siena, kur buvo labai aiškiai padalinta, kur kokie universitetai renkasi, išplatinta visa sistema, buvo tarpusavį bendrai suderintas renginys. Ir negana to mes netgi turėjom gyvą teletiltą per internetą su tam tikrais klubais, ten skaldumų buvo, studentai daro. Bet jis iš tikrųjų vyko ir mes matėm vieni kitus, tiltas buvo tarp kolegų ir opuso. Ir mes galėjom pasižiūrėti, kaip gyvena vieni, netgi bandėm susibendrauti, bet kažkaip ribotas nesklandumas, kad vieni negirdėjo kitų, bet bent jau pasimojuoti reiškiasis ir mes tikrai tą galėjom padaryti. Dar InfoShow tada vadinosi, informatikos savybė, nes InfoShow tai buvo pirmas renginys, iš tikrųjų informatikos, toksai stambus, su kuriuo taip sukriaudėjau informatikai. Tada pasikvietė Mamontovą ir tada jau buvo pats toksai rašysi, tada pavydėjau labai. Tai renginys iš tikrųjų buvo labai didelis, fainas ir o tada jau, InfoShow kažkaip InfoShow, tas šou, tokie šaumenai, reikėjo kažko tai solidaus, tokio rimto, mes jau išaugom iš to renginių organizavimo, atstovybės. Jau reikia rūpinti studentais. Jau reikia rūpinti studentais, jau čia mes visą laiką su studentais kalbėti, ai, čia tie, kur renginius organizuojam, ai, čia tie, kur, tais tusovkais ten ir klubai. Tai mes taip kaip pagalvom, kad čia turim tą idėjų daug buvo visokių. Ir tada, atsimenu, atstovybėje buvau su Marius, koksai buvo Mindaugas, Andrius, su pradžia tik tais atstovybės informatikos, aišku, po senimų, seniai tada. Dizainerių festivalis, Rafesas, šitas Andrew Misteris, o toliau tas pats studentų lyga, ta prasme, kuri išplėtota. Naktinis krepšinis, kelinti metai iš eilės,
buvo labai vykęs renginys. Aišku, didžiausių Kaune vadinamas Rafės festivalis, informatikų infoshow. Somsas galbūt šiek tiek mažesni renginiai, bet kaip ir sakiau, jie truputėlį kitokie būdavo, jie rengdavo ir dabar, aš manau, teberengia akustinius vakarus, orientuojas šiek tiek ne į pops auditoriją, šiek tiek į kitą auditoriją, bet aš manau, kad kažką daryti kitaip yra, lygiai taip pat puiku. Linksmi laikai. Labai linksmi. Mes visi kraštutiniai buvom. Jeigu dirbdavom, tai smarkiai dirbdavom, bet jeigu linksmindamas, tai apsušai. Nuotykiai. Tai kaip nuotykių buvo įvairiausių. Man tas pirmasis, kai seminaras buvo Preiloje, tai buvo tokia vieną naktį bėda su alkoholiu, teko su valtele mano kolegoms plaukti į kitą Kuršių marių pusę. Ant kiek buvo stiprus noras dalyvauti. Aš jums pasakysiu, kad visas mano buvimas KTU SS buvo labai linksmas nuotykis. Ir ačiū visiems tiems, kurie buvo ir linksmino su manimi. Greičiausiai neatsimenu, ar Storo, ar kieno buvo pramoga. Nupirko bačką alaus, 2 ar 3, bet nepasėmė to pompos pačios. Ir buvo 3 bačkos nepraimtos, neatsimenu, gal ne Storas. Greičiausiai Storas. Pagal įvykį greičiausiai Storas turėtų būti. Renginys kaip visą laiką kažkoks tai. Ir... Bet šito čia nerodyk. Ką man, savi? Ne, čia nebus viešai. Sėdim Opuse. Aš nežinau, Opusas dar dabar yra, ar nėra. Griauna, Vadaūnai priklauso. Tada buvo Opusas labai fainai, čia iš atstovybės išeini, iš karto į Opusą patenki, turėjau nuolatinį bilietą tokį, su kuriuo praeini. Nueinam su Pofka po sunkių darbų, po projektų darymo, atsisėdam, sėdim prie baro. Ir pasiėmėm mes, man atrodo, tada po mažiuką, ta prasme, kad biškį kraują pagyvinti. Ir pasveikinom viens į kitą. Nu ir tada, sako Pofka, ką čia, ta prasme, po tiek mažai, žinai, čia nėra ką čia gerti iš viso. Nu tai sakau, nu tai ką, nu tai litrais reikia tada gerti, sako, jo, litrai. Nu tai sakau, pastatau aš tau litrą, tai tu tada ir išgeri, žinai. Sako, gerai, išgersi. Nu tada ir pastačiau aš jam tą litrą. Gėri. Ir tada jau pusę, man atrodo, įpusėjo. Tada jau pasidarė geras labai tada. Dalintis pradėjo. Tada su visais dalintis pradėjo. Tai kad visi nuotykiai, tai iš principo su to litru ir susiję. Linksmasis dalykas buvo to projekto Afterpartis, kuris buvo Centrų Rusiuose. O, va ten tai buvo linksma. Kokia 30 užsieniečių, krūva lietuvių ir linksmybės iki ryto. Ateinantis darbuotojai į centrinis KTU rūmus girdėjo muziką, manau, dar ir 8 ryto tą kartą. Oi, aš puikiai. Aš gerai mokinausi, trapus. Su mokytas ir susitvarkiau puikiai ir išsilaikiau visus egzaminus, neturėjau niekada jokių skolų. Nebuvo skolų? Ne, jokių skolų nebuvo, gaudavau stipendiją ir netgi padidintas stipendijas gaudavau, ne visus kartus. Bet vėlgi, tai viskas susiveda turbūt į tai, kad patys inžineriniai mokslai man nebuvo sudėtingi ir aš vis galėjau mokytis. Kokią kalbą studijavai? Aš anglų kalbą. Kartais sunkiai, kartais paprastai. Nu, baigiau be pagirimų. Pavyko suderinti. Pavyko. O konkrečiau? Jokių Tai skolų. sesija yra šventas dalykas. Skolų neturėjai niekad. Tai reikia čia Žilinską klausti. Ana sakė, kad turėjau. Atstovybė ir mokslas.
sekėsi. Neįtin gerai. Bet prioritetas visada buvo tas prioriteto varnelė uždėta ties atstovybę, bet mokslų nemečiau ir sėkmingai dabar tebe studijuoju. Wow! Žinai, 15 metų toks amžius, kaip sakant, kaip lyginant su žmogum, 15 metų tai jau yra lūžis, kai iš vaiko darosi vyras, iš mergytės darosi mergina, kaip sakant, protingėja. 15 metų toks amžius, kada jau įgauni kažkiek tai patirties, tai vat paauglystė yra pasiekta studentų atstovybės, tai dabar reikia palinkėti subręsti ir vaikus savo užauginti jau. Žinot, Albertas Einšteinas yra sakęs, kad žinios nėra svarbiausia. Svarbiausia yra laki vaizduotė. Aš jums linkiu tos lakios vaizduotės, nes būti kūrėju, būti priešaky, bent žingsneliu, šitą organizaciją turi visus duomenis tam. Tai dabar tik reikia fantazijos, kad taip padaryti. Tai aš labai palinkėčiau studentų sąjungai, dabar jau studentų atstovybei. Ir visiems žmonėms visų pirma labai aiškios krypties, tai labai aiškiai žinoti, kur jūs einat ir ką jūs norit pasiekti. Tada palinkėčiau kiekybės, tai yra, kad žmonių būtų tiek, kiek reikia ir pastangų būtų tiek, kiek reikia, tam, kad nueiti tą kelią, kuris planuojat nueiti. Ir labiausiai linkėčiau kokybės. Tai yra, kad tie darbai, kuriuos jūs darytumėt, tai būtų įdedant maksimaliai širdies, labai aiškiai suvokiant atsakomybę ir atskaitomybę, jeigu būtų galima tai pasakyti, prieš studentus, ar ne? Nes tai, ką jūs darot šiandien, tai natūralu, kad studentai taip gyvens rytoj. Ir už tai reikia jausti tą atsakomybę ir atskaitomybę prieš studentus. Nes vis tik vardan šitų žmonių, vardan kiekvieno tuo metu mūsų, kurie studijuojam, mes ir dirbam. Dar sakau mes, nes susirgęs studentų organizacijų liga, tu ją sirgi visą gyvenimą. Jeigu tu sirgai, ją tikrai nuoširdžiai. Tai sėkmės ir gyvuokit. Autoritetą, kad studentai gerbtų, mylėtų, ant rankų nešiotų. Administracija taip pat. Univero administracija, kad su profesoriais studentai būtų lygūs, 50-50, aišku, ir senatė, lygiai taip pat 50-50 balsų būtų. Ir turėtų stabilų palaikymą, gal pajamų šaltinį. Bet kad būtumėt girdimi ir kad būtumėt lyderiai. Kad girdimi esate, aš girdžiu dabar ir dėl to nereikia daug rūpintis kažką tai, galvoti, ar mąstyti, kad čia kažkas buvo blogai padaryta. Aš tikrai žinau, kad buvo gerai viskas padaryta ir tas juda link gerosios pusės. Tai palinkėjimas tikrai nesikeistų. Būkit lyderiai, būkit girdimi, būkit to, ko norit būt, ką kiekvienais metais susibrėžėt savo. Ką kiekvieną rytą užsibrėžėm savo. Judėkit į priekį. Tai pradžiai, kad neišnyktų. Noriu palinkėti tavo. O šiaip tai, kad visą laiką būtų tokių netrafaretinių žmonių toj atstovybei, kurie kažką sukurtų visą laiką naujo, novatoriško, tokio atkreipiančio tiek visuomenės, tiek studentų dėmesį, požiūrį, keičiančio kažkokių studentų požiūrį į tai, kas yra jaunas žmogus, į jauno žmogus vertybės, į realizacijos galimybės. Tai va to ir norėčiau palinkėti, kad tai būtų organizacija, kuri formuotų kažkokią tokią visuomeninę mąstyseną jaunų žmonių.
klėstėjimo, tolesnio, plėtros didesnės, pajungiant kuo didesnę studentų tą gausą. Aišku, didesnio pasitikėjimo iš tų nesančių atstovybei žmonių, kad jie sakytų, va, šitas mane atstovauja, šitas maladės. Sakytų, va, dėkui už kiekvieną renginį, ką tu padarei, žinai. Nu, kad būtų, ateitų ir sakytų, va, davai, reikia man čia kažką padaryti, mokslas ar dar kažką, padėk man. Nu, kad būtų atgalinis ryšys, kad kiekvienas studentas žinot, kas tas yra SA ir kad galėtų sakyti, va, man čia pati kliučiausia, kad ne SA. Čia grinai, aš manau, tas pirmas dalykas, atstovauji savo studijus, tai turėtų tas būti. Ir aišku, Lietuvoje išlikti stipriausia studentų savivalda. Aš norėčiau palinkėti žmonių, kad apie KTU studentų atstovybę žinotų kiekvienas studentas, kad kiekvienas studentas norėtų būti čia, norėtų būti studentų atstovybėje, kad jisai žinotų, kad yra organizacija, kuri jos atstovauja. Ir be abejo, didžiausias linkėjimas tai visur ir visada būti lyderiais. Jaučiu daug labai žvengsiu iš tam filmų. O kavą galima būti? Jo. Ok, tai dėkui tada už prisiminimus. Dievas su jumis.